Sveiki visi, su jumis Tomas ir šiandien beveik lygiai metai praėjo, kai aš pasistačiau šitos akumuliatorius. Jau paleidau, tai buvo praėjo balandžio 29, kažkas tokio, nu, plius minus, net pagal video žiūrint galima atsekti. Ir dabar galiu pakomentuoti, ką man pavyko su gerais akumuliatoriais ištraukti. Pirmas dalykas, šitie akumuliatoriai tikrai pasiteisino. Tik aišku, jie laikys tiek, kiek jie deklaruojama, ten sako, vos gali visam gyvenimui, ten, 10 metų, man yra tai sunkiai tikėtina, bet gal kažkiek pavyks dar. Esmė ta, kad tikrai susistabilizavo, pavyzdžiui, jeigu užeina debesiukas, tai tikrai iš tų akumuliatorių padengia tą keitimą įtampos ir taip toliau, taip toliau. Ta prasme, lyginti aukštinį su būtent šitais akumuliatoriais net nėra ką lyginti. Tai va, tai jie pasiteisina 100%, tik tiek, kad gal biškių kaina didoka, todėl klausimas, ar jie atsipirks. Nors dabar žiūrėjau, šiemet man lygiai tokius pat kiniečiai siūlė pigiau negu pernai, nes galbūt, kad ta žalioji energetika krenta žemyn. Tai va, dar aišku, plius buvo pas mane padaryta, dabar yra nuimta, čia buvo kampe pastatytas tas saulės stebėjimas, kada yra saulėta pilnai, tada paleisdavo boilerį kūrimą, stengiausi maksimaliai išnaudoti saulės energiją. Kaip pamenat, video buvo nunulinti šitie du skaitliukai. Jie yra iš Kinijos, tai dabar yra toks niuansas įdomus susiklostęs ir nežinau, ar tai verta, neverta, parašykit komentaruose. Pabandyti pažiūrėti, ką elektros tinklai meluoja, nes yra toks dalykas, kad elektros tinklų buvo irgi nurašęs duomenis, tai va šitas skaičius yra būtent elektros tinklų pačioj pradžioj prieš metus ir tiek aš šiemet paėmiau, tai gaunasi apie 3,797 skirtumas. O man iš kinietiško atėmus gaunasi toksai skirtumas. Ir dabar klausimas, kodėl kiniečių skaitliukai rodo mažiau, apie 700, negu elektros tinklų. Tai toks, norisi nuvaryti depą, nusipirkti skaitliuką, nuvaryti į meteorologinę, kas tai kainuos, aišku, turbūt nepigiai. Ir pabandyti pastatyti už būtent elektros tinklų skaitliuką savo skaitliuką su patika ir pažiūrėti, ar jie tikrai gerai rodo, nes, maža ką, gali būti, kad kiekvienas skaitliukas yra sureguliuotas taip, kad būtų jums varyti pliusą, kad ir po 1 kWh nuo 1000, tai vis dėlto jiems tai yra didžiuliai pinigai, jau jūs tai nepajausite ant tų 20 centų. Tai va, bet esmė tame, kad gali būti, kad yra sukčiavimai, bet šiandien ne apie tai. Dabar yra tai klausimas, kiek man pavyko ištraukti iš 3,4 kW saulės elektrinės per metus. Ant lapelio esu surašęs, kad kaip įrodo, pavyzdžiui, apatinis skaitliukas tiek iš vis mano namai paėmė 6416 kW. Viršutinis skaitliukas rodo, kiek iš elektros tinklų paėmė. Tai kada negamina saulę, tada ima iš elektros tinklų. Tai būtent šitas skaitliukas rodo, kiek paėmė iš elektros tinklų. Tai gaunasi, kad iš 6000 atėmiau 3394 ir gaunasi skirtumas 3022. Tai aš moku po 21 centą, tai skaitykime, man per metus sutaupė 634 eurus. Per metus. Tai dabar klausimas, apsimoga statyti tokį daiktą. Jeigu asmeniškai mane grąžintų 3 metus atgal, turbūt būčiau su tom žiniom, kokiom esu dabar, turbūt nebūčiau lindęs, nes supratau, kad šitas daiktas, aš manau, tikrai neištemps 5 metų. Jis man kainavo 1000, batareikos kainavo apie 1000, saulės panelės kainavo apie 1000, plus visi kiti laidai. Neimkim visų kitų laidų, bet esmė tame, kad apie 3,5 kažkur 1000 yra įdėta į tai. Ir dabar klausimas, o man atsipirks, jeigu per metus tiek man jau sutaupė. Esmė tame, kad
maždaug aš būčiau ramiai gyvenęs su dabartiniam elektros kainom apie 3-4 metus, ne? Nu, tai gaunasi, kad man jokio galvos skausmo, imi iš elektros tinklų, nepergyveni, kad kas nors gali atsitikti su šitais dalykais, kas nors gali atsitikti su šituo dalyku ir tu esi ramesnis. Buvo keletą kartų, kai aš naudojau būtent elektros elektrinę vakare, nakčiai, tada, kai buvo dingusi man elektra iš elektros tinklų. Ir tokiu būdu aš savo ramiai galėjau ištempti visą naktį, tol kol man su tais elektros tinklai atstatė elektros liniją. Tai va, tai čia toks pliusas, bet tai čia į metus buvo keletą kartų. Tai aš, aišku, dar dasipirkau 4 kW, nes šitas inverteris yra 8 kW, tai man būtinai, kad dar dasipirkti, norint, kad greičiau atsipirktų, bet kokie mano planai? Mano planai yra tai, kad šitos batarijas stengtis išlaikyti iki vakaro pilnai užkrautas, nes čia yra tik 160 Ah. Pilnai užkrautas, nes jau gausis, jeigu 4 kW plus 3,4 gaunas apie 7,4 kW. Tai aš manau, pilnai man net iki vakaro turi užtekti iš saulės, o jau toliau imti iš šitų batarijų. Tai va, tai aš dasipirkau, bandysiu susimontuoti, nes, kaip sakant, jau įbridau, tai bysiu iki galo. Tai statysiu dar papildomai 4 kW. Bent tokią viziją turiu. Dabar, kas dar liečia šitas batarijas. Nu, matot, kai aš pirmą kartą pasijungiau prieš metus, nebuvo surištas jos, dabar jo surištas, nes nuo didelių krovimų, iš krovimų jos pradėjo biškį pūstis, tai susirašau, kad nebūtų bairių. Dar yra pakeistas šitas saugiklis, buvo automatinis, dėja jis man nepasiteisino, nes inverteris mesdavo klaidą dėl to, kad automatinis užkaisdavo ir pradėdavo gal kibirkščiuoti, kažkas mesdavo error ir iš karto atjungdavo save nuo darbo ir imdavo iš elektros tinklų. Tai kad to nebūtų, pasistačiau paprastą lydinį saugiklį, patogu ir jokių problemų nėra. Dar buvo bajeris, jūs kaip pasistatot šitas batarijas po kokio mėnesio, po 2, pasitampykit varžtelius būtinai, nes man toks buvo niuansas, kad irgi pradėjo mesti tą pačią klaidą, kaip ir su šituo kaip buvo, kaip pakeičiau, nes supratau, kas yra, ir pasirodo, kad vienas varžtelis buvo apdegęs, nu, ta prasme nuo šilumos svyravimų tiesiog atsileido ir nebegalėjo paimti energijos iš šito akumuliatoriaus. Viso labo, ačiū gerai, ačiū tuo, kad viskas baigėsi gerai ir visas batarijas liko sveikas. Kas dar? Buvau vieną kartą pilnai iškrovęs netyčia, nes buvo šitas daiktas pajungtas už šito. Tai gavosi, kad kūmai buvo pilnai iškrauti, bet nu, viskas tvarkoja, atrodo, pakroviau iš karto ir lik didelių pokyčių nepastebėjau, nebent kas nors pasistebės eigoj, gal labai stipriai aš sutrumpinau jų gyvenimo trukmę. Tai va, tai nežinau, mano video toks buvo, kad po metų aš staupiau 600 eurų plus minus, ar tai didelį pinigai, ar ne, nežinau, bet aš maksimaliai pasimdavau, aš neleisdavau, nei biškį, aišku, esu paradęs kažkiek, bet jeigu saulėtą dieną kūmai užkrauti, karno boilerius, tai dabar irgi mano jo tokia svajonė sukurti papildomą valdiklį, kuris valdytų šitas batarijas, stebėtų batarijų krovimus, įtampas ir nuo to dalyko, jeigu pilnai batarijos pakaltos, paleistų akumuliacinės talpas šildyti, nes aš visą laiką šiltą vandenį vasarą turėdavau iš malkų, tai tikiuosi, kad šiemet atsisakysiu malkų ir viską pasigaminsiu su būtent su saulės pagalba. Ir esmė yra tame, kad kuo tu daugiau pasimsi iš savo elektrinės, tuo tau greičiau atsipirks. Tai negalvokit, kad jūs turit, pavyzdžiui, 3 kW saulės elektrinę, saulėtą dieną jūs tik pasijungiat boilerį 1,5 kW, tai skaitykit, jūs prarandat 1,5 kW dėl to, kad jūs nepasiemat. Elektra čia yra tas pats kaip, kaip pasakyti,
kaip iš vandens indo. Kiek pasiemi vandens, tiek pat pribėgo ir viskas. Ir tu turi jį pasimti pilnai. Tai maksimaliai suvaldyti procesus, nes tie valdikliai nėra sukurti tobulai. Nu, nemačiau nei vieną tą tobulą. Jeigu jūs turit kažkokį super duper nusipirkę inverterį, kuris turi tikrai susitvarko su visais ciklais, gali nukreipti energijas ir taip toliau maksimaliai, neatiduodant į elektros tinklus, parašykit man arba susisiekit su manim, man būtų labai įdomu išgirsti, gal aš šitą daiktą pasikeisiu. Tai va, tai toks trumpas video po metų. Tai yra toks dalykas, kad aš bandysiu dar nusipirkti papildomai skaitliuką ir pasižiūrėti, ar elektros tinklai nedaro nesąmonę. Tai šiam kartui tiek, iki.